Labas rytas. Labas rytas. Einame mes jau autobusų stoti ir tada mes važiuosime į oro uostą ir skrisime į Vietnamą. Jau mes oro uoste laukiam kito skrydžio. Ir dabar beliko valandą laiko ir mes jau neužilgo pakilsim. Mes kaip visada. Nepasižiūrim nieką. Einam tiesiai. Į lėktuvą, sako. Turim tuos valibukus, varom tiesiai į lėktuvą. Sako, palaukit, čia su lėktuvą prieš valandą. Po valandos. O aš pagalvojau, kad sako, nes mes turim 2 skrydžius. Ir galvojau, kad sako, kad kitam skrydį kažkas problema ir nebesusigauti, kas ten vyksta. Nu nieko, būna. Šokoje. Būna. Atvykom Atvykom į Vietnamą. Pasimetę, naktį gatvėm lakstom. Mes internetą neturim. Aš turėjau tą taidžiką navigaciją. Dar neįsiaiškinau kaip, aš jau buvau užmiršęs, kaip su ją dirbti. Ir dabar, kažką tai pasiėmėm, einam žiūrėti, ar tikrai ten nuves. Grybaujam. Viena tiek kainuoja. Pirksi. Kaip skaniai. Labai. Wow. Labai. Skaniai. Koks gražus, ojoj. Kai nukirpo labai gražiai, labai gerai, labai profesionaliai. Ir už 2 eurus. Nu tai čia yra, žinot, Wow. Jau senai taip bebuvo. Nice. Ieškot valgyt? Jo, čia man kalėdinė dovana. Kokia pigi dovana? Tik daurai. O dabar einam švęst kūčių. Jo, čia eina. Tai 12 patiekalų reikia ieškoti. Nu, žiūrėsiu. Mes jau išėjom pavalgyti, papusryčiauti, mama užsisakė. Labai skanus. Mėsytė tobula. Ir aš užsisakiau keptus ryžius su kiaušiniu, labai skanu. Beveik visą laiką aš tau susipaudęs labai skaniai. Ieškojom parko, radom kitą parką, tai jau mama nebenori išeiti iš čia. Išvedu. Jo, einam iki to pagrindinio. Ne, tai varom į pagrindinį tikslą ir paskui tenai apsivaišusime, pareidami, gražiai pareisim, o ten žiūriu, ten dar yra parkelis, ten su gėlytė mamai, va kaip tik bus. Pasivaikščioti išeidė, visi išeidė. Mes einam į parką. Ir nueisim ten, apžiūrėsim ir tada grįždami visur čia dar irgi pasivaikščiosim, nes visur labai gražu, labai gražu. Užėjom apžiūrėti, čia tokia jauki labai gatvelė. Ieškom vis tiek toliau to parko. Kol daisim iki parką, kiek daug viską aplankysim. Jeigu mes važiuotume autobusu, mes tiek nematytume. Taip. Nu, o čia mes, kas tie 3 kilometrai, bet mes pasivaišinome, kiek daug pamatėme, ne? Žinoma. Labai fainiai. Atvykom jau į parką ir čia yra botanikos parkas ir labai gražu. Einam visur apžiūrėti, dar tik tais triškių, ką tik apėjom. Pradžia jau įspūdinga. Parėjom mes jau į viešbutį, labai skaniai pavalgėm. Ir šiandieną nutarėm, kad mes, kaip ir daugiau niekur neisim, tik eisim vakarieniau. Skaniai kavytės atsigeriam, tai čia viskas prie mūsų labai arti, viskas yra. Tėtis išsiaiškino, kad kilometras kiek? 100 metrų. Kilometras 100 metrų, tai kažin ar tėtis norės eiti tiek tavo? Kas tarsi mes padarom 2-3 vienijo, kaip pas mus. Planas buvo nusipirkti ledų. Bet kažkaip, gal nueisim iki to.
pasivaikščioti dabar ir mes norim nueiti į tą parką, kur buvom dienos metu. Čia naktinis marketas, tai labai įdomiai, viskas labai fainai ir labai visko daug. Labai daug pasirinkimo maisto ir įvairovės labai didelė. Tai... Aš daug dar neužsičiaupiau. Ir yra parkas, iš tikrųjų labai gražus parkas, kai įeiti, jeigu turi apartamentus užsisakę, ten yra kortelė, su ta kortelė gali įeiti. Labai gražu. Labai gražu. Fantastika. Jau išsikraustom į kitą viešbutį švęsti naujųjų. Gulim dar iki 11 prie baseino, tada eisim papusryčiauti. Bet labai fainai pabuvom šitas 2 dienas. Jau susiruošę, keliausime dabar vėl į centrą ir ten praleisime 2 dienas ir tada jau važiuosime dar toliau iki jūros, apie 100 km ir ten irgi pasižiūrėsime. Atšventėm naujuosius, pabuvom porą dienų ir dabar jau lėksim prie jūros. Laukiam autobuso ir važiuosim. Atvykome ir čia taip faina ir tokia graži vieta ir 2 baseinai čia įeina ir mes dabar atsisėdom šalia kavinukė. Pat niekur toli nereikėti. Tai toks kokteilis passion fruit, tikriausiai su ledais, su ledukais. Tikrai su ledais, ne ledukais. Jau apsinakvojom 4 naktim. Jau pasilikom pailsėti. Kaip skaniai, oh my god. Pirmą sykį. Nu tikrai tokį pirmą sykį. Vegetariški makaroniukai.